Šiandien noriu Jums papasakoti apie vieną mergaitę. Jos vardas Vaineta. Aš apie ją dabar kuriu filmą. Labai įdomi mergaitė. Susitikau aš ją Marijampoliai. Vienam su vaikais buvo susitikimas bibliotekoje ir buvo pilna salė vaikų ir sėdėjo viena mergaitė priekyje invalido vežimėlyje. Ir visa drebėjo, jai buvo sunku sėdėti, bet jinai buvo pati linksmiausia. Spėliojo mįsles, dainavo kartu, bandė atsakyti klausimus. Ir aišku, mane labai sudomino. Paskui priėjau prie bibliotekos darbuotojų, sakau, kas čia per mergaitę. O jos sako, čia mūsų mažas stebuklas, čia Vaineta. Ir papasakojo jos gyvenimo istoriją. Pasirodo, jinai gimė sirgdama cerebraliniu paralyžiumi. Ir jos tėveliai kažkodėl nutarė, kad tokį vaiką bus sunku auginti, atidavė į vaikų namus. O patys išvažiavo gyventi į užsienį. Bet po kelių metų ją iš ten pasiėmė močiutė ir pradėjo lavinti, pradėjo ją vedžioti pas gydytojus, masažuoti, mokyti kalbėti ir dabar Vaineta yra 13 metų. Ir tada tos bibliotekos darbuotojas man parodė jos piešinius, jinai pasirodo labai gražiai paišo. Ir aš gerokai nustebau, kaip gali paišyti vaikas, kuris nevaldo rankų. Sako, jinai paišo su koja. Ir parodė jos darbus. O čia yra jos darbelė. Ir mane taip sujaudino visa šita kažkaip keista istorija, kad vaikas pilnas džiaugsmo, pilnas gyvenimo pilnatvės, kaip mes sakome, ir visiškai tarsi neturi priekaištų nei Dievui, nei tėvams, nei visuomenė, tiesiog džiaugiasi kiekvieną akimirką ir kuria. Bet tai dar ne viskas. Pamatęs jos paveikslus, susipažinęs su Vaineta, aš sužinojau, kad jinai dar daug dalykų moka daryti. Jinai valdo tik tai vieną vienintelę dešinę koją. Ir su tos kojos nykščiu gali paspausti ir kompiuterio klaviatūrą. Gali paspausti mobilaus telefono ekrane tą vietą, kur reikia surinkti raides, žodžius ir parašyti kam nors laišką. Ir Vaineta tą daro kasdien. Jinai mėgsta rašyti laiškus vaikams, kuriems atsitiko kokia nors nelaimė. Jeigu perskaito laikraštį, kad kas nors sudegė, kas nors susirgo, kam nors reikalinga skubi operacija, jinai susiranda tą vaiką ir parašo jam. Prašau, tu nebijok ir nenusimink, žiūrėk. Va, man atrodė, kad gyvenimas mano irgi labai sunkus, o paskui išmokau rašyti, išmokau skaityti, išmokau piešti ir dabar labai džiaugiuosi gyvenimu. Jinai mėgsta ateiti į biblioteką Marijampoliai ir skaito knygas. Yra daug knygų perskaičius, aišku, jinai negali kaip mes vartyti jų, bet neatsisėda ant žemės. Bibliotekininkė padeda prie kojų knygą ir jinai tą savo vieną kojelę ją varto. Ir tada aš supratau, kad turiu apie šitą vaiką sukurti filmą. Mes veikėjai labai dažnai nusimenam ir galvojam, koks tas gyvenimas sunkus, mažai pinigų, mažai sveikatos, mūsų nemyli, mums nesiseka. Vaineta apie tai nekalba. Nors iš tikrųjų jinai galėtų skųstis. Jinai be močiutės ir be senelio yra kaip be rankų ir be kojų. Jinai nieko negalėtų padaryti. Tačiau dabar iš jos galima labai daug išmokti mums vadinamiems sveikiesiems. Apie tai turbūt ir bus mano filmas. Ne apie liūdesį ir apie skausmą, o apie gebėjimą džiaugtis bet kokiom aplinkybėm. Čia dar žiūrėk kažką šitoj vietoj. Nu, gal pirmą kelias pabandyk, gerai? Žiūrėk, įsivaizduok galvelį, kur turi būti zuikelio akys, atsimeni, ties viduriu, kaip žmogaus panašiai. Ties viduriu. Nu, tiek vieną kelią. Antrą. Gal trupučiuką dar jas, žinai, paviliuk formelę. Čia jisai į mane žiūri, ar ne? Gerai. Nusiukę dabar ieškau, kur galėtum. Nelabai matai?
Nesimato? Dar tai pabandyk biškelį, palauk arčiau, pridedam tau. Tu tempti tik kraščiukus. Kas bus per daug, paslėpsim po fonu. Atsimeni? Kas mums būna per daug, tai mes paslėpim po fonu. Gerai, dabar iš kitos pusės palauk. Jo, iš čia. Nu, kraščiuką, antros ausytės kraščiuką. Aišku, sunku čia mums nupiešti tą piešinėlį, ar ne, bet kai labai nori, tai viską ir gali. Ar gerai Vaineta pasakiau? Pasižymėti, turim pakeisti fono kryptį, tai va tik tiek, kad mes kai ką pasitarim, va iš čia tada bus fonas, taip, šitą kryptim, va, prisimink, taip, arba nuo kiškučio, tai taip, va, čia. Gerai, tai dabar jau tu gali dirbti. Šiaip vaikai labai gražiai pasakė apie Vainetą, kadangi Vaineta pas mus klasėje organizavo parodėlę savo mokyklos mastu, atėjo visi pasižiūrėti į klasę, tačiau jau mūsų klasės vaikai tai ypatingai studijavo juosios tuos piešinius. Tai sakė, kad tikrai Vaineta irgi stengiasi gražiai atlikti, taiko ir spalvų derinius ir taip toliau. Šiaip Vainetai nelabai kaip yra, žinokit, pasirinkti tos technikos. Va, būtent ši technika jai yra prieitiniausia, lengviausia, kadangi josios rankelį tai tik čia. Vaineta turi draugę. Tos draugės vardas yra Elenytė. Ir Elenytė gimė be rankyčių ir be kojyčių. Ir jos susitinka dažnai ligoniniai, kur Vainetai tenka irgi dažnai pagulėti, jinai nukrenta, jinai susilaužo, jai reikia operacijų. Ir man papasakojo Vaineta apie vieną jų planą. Jos su Elenytė sugalvojo vieną planą. Elenytė, kai pamatė, kad Vaineta jau moka vaikščioti, labai apsidžiaugė, sako, žinai ką, padarykim taip. Dabar, kai jau tu vaikštai, susitaupykim pinigų ir tu nupirk batelius raudonus ant aukštų kablukų. Ir kai niekas nematys, ateik pas mane į ligoninę ir tu duosi man tos batukus ir aš su jais pagulėsiu. Ir man atsivėrė, aš nežinau, toksai naujas pasaulis žmonių, kuriuos aš galvojau, kad Dievas nuskriaudė, kad jie nelaimingi, prie kurių net nepatogu liestis, nes tu tarsi gali kitiems sukelti liūdesį, gailestį. O iš tikrųjų supratau, kad yra atvirkščiai, kad tie vaikai, jie yra ypatingi. Galbūt Dievas kažką jiems neduodamas davė save vietoj to. Ir tada mes pradėjom filmuoti. Sunku lipti, trečią išlipti iš ten. Lipti visą laiką, kur su mašina važiuojam. Taip, tai ieškom, kur į pirmą aukštą, gal rasim, kur, o tų pinigėlių, tai aišku, seniai jau turėtų, trūksta biskį. Ką padarysi?
Draugė, nu. Sveikutės. Sveikos. Sveikos. Nu. Būtinai. Sveiki. Šitą padytą, ne? Labai mažytė, šitą per maža ir pirmokas, tu jau ne pirmokė. Griūna, ne? O, kaip griūna. Tai kaip jos nevadins. Šitą stebuklingų. Nu, paskaityk pati. Paskaityk. Radasta. Dabar žinai, kokią galiu, va šitą mano saugiai labai fainai. Tai pavartysi biškį. Atsiverčia, pasižiūrė. Šitą įdomi gerai ir šitą į eilę padėsiu. Šitą labai įdomi. Pasivartysi gerai. Filmavom jau nemažai. Kaip Vaineta gyvena, kaip jinai paišo, kaip jinai eina į biblioteką, kaip jinai važiuoja į Druskininkus ir kaip kenčia nemažai skausmų, kad galėtų išsimankštinti ir galbūt kada nors pradėti geriau vaikščioti, nors gydytojai nieko gero nežada. Vasara buvo stovykla, kartais susirenka vaikai netoli Anykščių ir mes kūrėme pasakas. Ir į vieną tokią stovyklą aš pasikviečiau ir Vainetą. Jis sukūrė nuostabą pasaką apie angelą, kuris gyveno ant debesies, o ant gretimo debesies gyveno tokia angelė, kuris susirgo. Ir visa pasaka yra apie tai, kaip tas angelas ją išgelbėjo savo stebuklingų bučinių. Ir jie liko draugais visam gyvenimui. Taip pamažėl po kruopelytę ir darosi tas filmas. Mes norime dar metus tęsti, žiūrėti, kaip Vaineta vystosi, kaip auga, kokie atsiranda santykiai jos ir jos draugų, kokie jos kūrybiniai pasiekimai. Jinai pasirodo ir eilėraščius kūrė, jinai nori sukurti kada nors rimtą knygą apie tokius kaip ji, apie tuos, apie kuriuos mes sakom, va, jie nelaimingi. O iš tikrųjų, su jais viskas tvarkoja. Gyvenime šiaip pat, kai tu gyveni. Piešt labai patinka. Ką piešt labiausiai patinka? Viską.
Kas dar tave džiugina labiausiai gyvenime? Nu, nežinau, nu, viskas džiugina. Viskas. Viskas? Smagu, kad gyveni, ne?